Trečio antro spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia ekipišą, ar turime ekipažų, kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, Laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėti, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs baigiantis nagus nusilaužyti nuo sausainių laužimo tinginių į Lietuvos ir pasaulio žmonės. Su jumis sveikinasi laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg bičas per kalėdinį įmonės vakarėlį, jam net neįpusėjus grįžtantis iš Tūliko jau be marškinių, piškižnai užvest vakarėlį. Lygiai taip pat Vaidas ir Klajumas grįžta tiesiai į ZIP FM studiją. Kaip Majauskas tariamai, nes nežinau, nepatvirtinta, yra pasakota, skaičiau spaudoj, kad jisai eidavo šniūrų dėt per posėdžius tarpuose. Posėdžius? Nu, kai vyksta Seime posėdis, jis nueidavo tarpą, dėdavo. Nu, aš irgi dėčiau, nes, tipo, kaip neužmigti, kai ten šneka, žinai, visi, tos toksai. Nes tenais realiai Seimo darbas yra blogiau už paskaitas. O nepilnametės irgi vestumės į būtą savo? Iš Seimo. Jo, visas iš Seimo nepilnametės susiveščiau. Ne, taigi ten būdavo tokios kaip ir moksleivių bendruomenės, kurios bendraudavo su politikais. Nu, žinai, kaip būna tie viski debatų klubai. Ir jis tipo, hei. Kas iš Lietuvoje iš viso yra toks dalykas kaip debatų klubas? Jo, ir ten visi susirenka tokie, žinai, tokie čiuvakai, kurie nešioja į šoną sulaižytus plaukus. Jų tėvui priklauso United Colors of Benetton ir jie nešioja Hugo Boss marškiniai kišo. Kardiganas ir kišo iš po pačios marškiniai. Ir jeigu tu jį pasigausi įsnukiduoti, jis sakys, tu dabar gali mane mušt, bet mano tėvas tave pateismus užtampys. Nei vienas Šiauliuose tokio nebuvo, ko gero nebereikalo. Net Hugo Boss nėra nei vienos parduotuvės. Ten Boss net nėra. Pirmiausia, kad... Ten vis dar Hugo žaidžia žmonės. Kad būtų didelių biznierių, pirma didelių biznių reikia. Ja. Nes aš man atrodo pasakau, kad Šiauliuose yra tie prekybos centrai, pramogų ir prekybos centrai vadinami, ir ten jų yra daugiau negu žmonių Šiauliuose gyvena normalių. Ta prasme, mažiau talentingų žmonių yra iš Šiaulių, kurie Lietuvoje žinomi yra, negu mes prekybos ir pramogų centrų turim. Nes, pavyzdžiui, vienas šių buvo, kaip jis ten vadinas, Bruklinas, man atrodo. Nu, tipo, žiauri fancy nei mane. Bruklinas skamba kaip seksas per prievartą. Jo, toks brukį į klyną. Okay. Ir... Tu tai esi smooth. Kur, žinai, galėjom palikti dar, žinai, dar, va, tai, nu, kas yra? Žmonėm pagalvoti. Ką tu turi prieš Bruknę? Na, gerai. Ir, žodžiu, tenais mes norėjom žiūrėti kažkoks čempionatas, kaip kiekvienais metais kažką vyko čempionatas, ir tenais buvo ledo arena. Ir sudėjo visus stalus ir, tipo, projektorių didelį paleido. Ir mes, tipo, ateinam, užsirezervavom stalą dar. Nu, tipo, kaip iš Vilnių žmonės užsirezervavom stalą. Ateinam. Saka, žinau, kad dėl jūsų trijų nejungsim projektoriaus. Ok, cool. O ne? Per telefą galite, jeigu norit pažiūrėti, ir mes čia papilstysim, jeigu jums reikia. Bet tai tas projektorius paprastas ar kinoteatrinis kažkoks, nes paprasta, tai tau nieko nekainuoja, tu ten... Nu, tipo, jiem neapsimokė šito daryti dalyką, žinai. Aš dabar atradau, kalbant apie turtingus bičius, aš atradau naują būdą iš žmonių šaipytis iš jų, bet ta prasme, įmant už jų gerųjų savybių. Nežinai? Da, iš manęs. Tai palauk, darysim dar kitas. Nu, pavyzdžiui, aš turiu tokį bičiulį, kuris atrodo labai turtingas. Man kur grinai, sakiau, kur marškinius po šituo nešioja, toksai bičias, kur, sakau, aš jaučiu, tu čia su oro balionu atskridai, nejaučiu, mažą berniuką iki alkūnės užsimovęs ant rankos. Toksai, žinai, sako, nu aš nesu turtingas, nu normaliai, tiesiog rengiuos gražiai. Gerai, sakau, ką veikiai savaitgalį, golfą žaidžiau. Lietuvoj. Jo, kitam bičiui sakau, paskleidžiau gandą, kad jo penis žiauriai didelis, bet nu toks jau, kur šeima greuna, žinai, kur jis turi 2 vaikus ir kaip 3 vaikas jis yra, žinai, kur guli lovoj 3 asmuo. Vlad the Impaler. Jo, Impaleris, kur žmona tiesiog apsipurškė, kaip pas dantistą eidami klyną, kad numarintų. Davai, važiuojam. Jinai tiesiog padangų krūvą sudeda, pripurškėlėjausi vidurys. Ir jis taip, sakau tau, kai erekcija būna, tau vieną koją nutirpsta. Tai jo. Nu, tai davai, iš manęs pažiūrėk. Ar reikia gerų savybių turėti šitam dalykui? Aš norėjau lygiai tą patį sakyti apie tavo milžinišką penį, bet čia nėra gandas. Supranti, čia yra tas toks dalykas, kur tu dar gali galvot, kad ne. Bet Vaidutis savo vėdaru, kai praėjo kažkada duše, kur Vaidutis jau išėjęs iš dužo, bet duris dar negali užsidaryti su sprandžiu, nes dar zalupkė tą kitam kambarį. Okay. Aš iš tavęs irgi norėčiau pašyvį, bet nieko gero apie tai. Nelabai yra, ta prasme.
Iš tavęs kitaip galima šipyti. Reikia. Mūsų laida paremta ant šito dalyko yra. Taip, aš labai tikiuosi. Visiškai. Ruošiesi šventam? Ne. Ok, cool. Tai visas pokalbio pabaiga. Man nėra švent. Aš saugau ir man nebėra tokie dalykai kaip šventas. Nes, pavyzdžiui, žiūrėk, gerai mokyklai, laukdai švenčių, nes žinodai, kad kažką free stuff gausi kažką. Dabar geros dovanos nebeegzistuoja. Dabar yra gera dovana, jeigu sau nusipirki kažką. Laukdavai, kad atostogos būtų, aš vis laik beveik kaip atostogose gyvenu, tai tas ant to. Man nėra ko laukti. Supratau. Visiškai nėra ko laukti. Ok, biški numušiai vaibą, čia ką žinau. Gerai, žiūrėk, ką tu nori pasakyti tuos sausainius spaudai žvaigždutės ir žmogeliukus tuos ir... Ne, man tai šitas, aš kad ir kaip atrodo nešeiminiškas, bet man, pavyzdžiui, zėba visai pasidėti prie to stalo, kur po to ašakom, springsti ašakom. Nesupranti, tu esi iš daugiavaikės šeimos, mano šeima yra gana, mes esam mažai bendraujantis. Ta prasme, mes gyvenam Vilniuje visi, mes susitinkam 3 kartus per metus ir mes visi labai ramiai. Pas mus nėra absoliučiai jokio Danutė, paduok duoną! Jokio šito nėra absoliučiai. Mes esame labai ramiai, mes steinam, pabendraujam, kokį stalo žaidimą pažaidžiam, močiutę. Šiaudą ištraukiam. Kad močiutė nėra stalo žaidimas. Kaip šitą dabar galvoju? Nevartai, gerai, viskas nevartai. Ta patį sako. Tai va, ir mes nesakau, kad didelės šeimos yra nezėba, nes, pavyzdžiui, visiškai kitaip yra pas mano draugė, kur ten tu ateini, tai ten jau kaip italų šeimyna, kur tu įeini, pasilenki ir pirmą lėkštė pro tave praskrenda ir visi visus myli, bet ta prasme yra absoliutus šurmulys. Bet jeigu nusūdė į mišrainę baltą, tai... Laikykis seniukai. Tysonas neišvengtų taip greitai mėsos mušalkos skrendančios į galvą, jeigu tu į mišrainę per daug pipiriuko įbėri, žinai, seniukai. Gerai, bičiuliai, pradedam laidą. Labas vakaras, čia yra... Pasimk mišrainę iš balkono. Kurio? Pasimk mišrainę. Ai, net sklepę palikau. Bet neik ten šuo. Ok, geras kalėdas bus, matau. Ok, gerai. Kaip ir sakiau, pradedam laidą. Labas vakaras, čia Vaidas ir Klajumas. Mūsų laidų įrašų klausykite YouTube ir Mixcloud'e. Įrašė Vaidas ir Klajumas. Turi ką dar pridėt? Važiuojam. Grįžom į eterį. Ir noriu pasikalbėti apie tokį dalyką. Žiūrėk, tavęs čia toks... Negaliu generalizuoti, žinai, nes norėjau sakyti, tavęs neužknisa žvaigždės, bet mane dažnai užknisa tie žmonės, kurie yra garsus, bet yra uber debilai. Žinai, kurie turi pakankamai daug platformos, sakyti tai, kas dedasi jų galvoj. Jeigu mes garsus būtume taip pat apie mūsų sakyti. Jo, bet mūsų klauso nišinė auditorija, tai mūsų pakankamai mažai autizmo išlysta. Bet jeigu, pavyzdžiui, mes su tavim būtume dideli influenceriai kažkokie tai... Okay. Tolima idėja, bet gerai. Tai būtų šakės. Aš, pavyzdžiui, aš dar nueisiu prie tos naujienos. Pastebėjau, kad gerai, gal 9% yra daug, bet tikrai kokio 7-8% influencerių tiesiog reklamas deda. Nieko daugiau, jokio kontento nededa. Tai jo, ten, pavyzdžiui, kur panutė yra panas, ne, kur visas tos žymas, neįžymas, kurios influencina, tai tiesiog nusifotkini su buteliuku, nusifotkini su šampūnu, nusifotkini su gėlėm, nusifotkini automobilį ir tiesiog reklamos. Viskas vien reklama. Kur ten yra, pavyzdžiui, 10 štukų laikų? Kame yra laikai, jeigu sėdi žmogus su vitaminų, kad tavo vidurių neleistų buteliuko ir pasukusi galvą ir pradeda kokią nors istoriją visą laiką. Žinot, vakar triedžiau ir galvoju, blemba, kaip būtų faina nustoti triedalams stabdyti miltų šaukštus valgyti. Galvoju, kaip būtų faina koks vitaminas. Ir kaip tik staiga atsirado. Tai va, ir 2 pastraipos. Šokolado ir karamelės skonio vitaminai. Taip. Ir parašo apie tai 2 pastraipos, 17 hashtagų ir 10 štukų laikų. Nes yra palaikink, parašyk su ko norėtum triest ir užtagink jį. Teisingai, dar nes jeigu tu nepalaikinai ir nepakomentavai, to negausi vitaminų. Teisingai, dar tas call to actionas yra, nes aš galvoju, nes žmonės turi tokią natūralią atmetamąją reakciją reklamai. Žmonės nekenčia reklamos. Ane? Ir kaip tu pasakė apie reklamą ir aš dabar matau kompę Samsung just killed this.
And fans are not happy. Šunį užmušė Samsungo šitas prie visų. Čia iš tos svetainės tai išsprendžia, kad nelabai čia Samsung'u susiję. Jeigu pirmas žodis yra domloads, tada taškas, tomsguide.com, tu jau žinai, kad tau žinai, kad do you want to... Jau tu paspausi ir tau ne tai, kad informaciją rašys, bet rašys, kad tu esi milijonasis vartotojas ir tau siūlys Kasperskis įrašyti nemokamai. Tai va, ir man yra kažkaip keista, kaip žmonės, bet jo, teisingai, jeigu yra... Jo, jie dalina dalykus ir plus, man atrodo, žmonėms vis laik yra įdomu pažiūrėti apie kažką, kas jie galvoja, kad už juos kvailesnis yra ir kaip jiem darosi ir kaip jie daro viską. Nes aš suprantu, jeigu yra įdomu kažkam tie storiai. Nu, aš suprantu, aš nežiūriu, bet aš suprantu, kaip gali būti kažkam įdomu. Bet jeigu tu Instagram'e scrollini, kur aš žiūriu, pavyzdžiui, bičas afigenai piešia, afigenas sportininkas, šiaip graži pana, dar kažkas. Yra kažkur, kur paganyta akis kiekvienam dalykui. Ne, sėdi žmogus su morka ir aš tau morką siūlau. Ir toks, Žinai kas, aš niekad nebuvau supratęs šitą dalyką. Pavyzdžiui, Tyler, the Creator, ne? Jo. Visiems žiauriai patikdavo ir aš tik šiandien supratau, dėl ko jis visiems man tiek tai patinka, nes, pavyzdžiui, ta muzika, ką aš esu girdėjęs muzikas, tai man jinai tokia gan griežta buvo, tipo, jis gan stipri ta kalba ir panašiai. Ir pažiūrėjau tą video Tyler being relatable for 7 minutes, kur tiesiog iš jo intervų suimta, kur jis pats paprasčiausias bičas, bet pats labiausiai nurautas gyvenime ir dabar viskas. Po to žiūrėjau kažkokį gaminimo maisto šou, kur jisai tildo tipo, aš nebaigiau dar šnekėti, žiūrėk, ir vaflis kažkokius daro tiesiog. Jis yra žiauriai juokingas bičas, nes jisai Adult Swim'e daro daug dalykų. Ir yra kažkoks jo intervas, kur iš jo paklausė, jis tiesiog sėdė ant gitaros kubo, sėdi ir jisai sako, tipo, jeigu apsišykė ir aš vadovaujuosi va šito dalyko. ir visas jo intervas, viskas baigėsi video. Ir ta prasme, aš tokias žymybės, tai suprantu, nes man bairis jos žiūrėti yra. Aš suprantu visas žymybės, ta prasme, žmonėm patinka, pavyzdžiui, ten seka Kardashian, tai gerai, ten kažkam jinai graži, kažkam jinai dar kažkam įdomu paskalos, bet aš nesuprantu to patologinio laikinimo ir davimo dėmesio reklamoms. Bet turėjo reklamos persikelt, nes telike kitur jau mažiau veikia dabar influenceriai visus naujos reklamos. Ja. Ne? Man atrodo, ir pigiausios pasimti yra su pasiekiamų žmonių dalykų ar kažkas. Jo. Nes mano draugė jau išlukšteno jų formulę. Sakė, jinai seka tos storius, tai visą laiką yra, pana įsideda fotkę, kaip jinai, pavyzdžiui, stovi su paltu, tada kitas storis būna, visi manęs klausinėja, iš kur šitas paltas, ir tada trečias story su linku, kur gali nueiti. Ir toks visą laiką 1, 2, 3. Jeigu mes kaltume, tai būtume kartu su paltu, bet tik su paltu storis. Ir tas sekins, visi manęs klausinėja, ar galėčiau išimti šitą storį. Ne, bet šitą paltą galėtume. Jeigu palaikinsi ir sumokėsim 300 eurų, išimsim. Va šitą, aš būčiau influenceris, kuris šantažuoja. Gerai, kodėl aš pradėjau apie tai kalbėti? NASA pasikvietė žodžiu, Steve Curry, šitas... Kašioras? Jo, jis trojcus gerai mėto, kiek žinau, ne? Čia šitas atspėjau? Taip. Supratau. Jordanas mūsų laikų, kaip aš mėgstu sakyti. Nuo vidurio deda, žinai? Nei spalva, nei komanda niekam nepanašu. Atspalvis panašus, žinai. Vienas dark chocolate, kitas milk chocolate. Okay. Rationalist. Tai va, ir jisai... Kas daugiau, jeigu ne Kašioras, teiks, kad moon landingas yra sufeikintas. Žinai, kas daugiau, jeigu nei tyla tekila, teiks, kad Žemė yra plokščia, ir kas daugiau, jeigu ne Cher, aiškins, kad vaiduoklių yra. Dabar visi jie turi. Ir NASA pasikvietė Steve Curry pas save, parodyti, kaip atrodė viskas, ir kaip mes nusileidom ir vis kitą. Jis tikrai garantuotai nepatikėjo, bet jisai savo, tipo, kaip social media, kaip suprantu, rašo, kad jisai netikė ir kad čia buvo sufeikintas tas lunar landingas. Ir man visą laiką, va čia yra sunkiausias šitas dalykas, suvokiamas, kur žmogus, aš neseku jo, aš nežinau, ar Steve Curry yra labai kalbantis, bet aš jeigu žiūriu į krepšininką, aš dažniausiai nematau rocket scientisto. Nėra, kad jis metė koledžą, tipo, kad galėtų žaisti pabaigę. Tikrai jo nepravedė paskutinių 3 klasių, nes jisai metė į kažį gerai. Doktorantūrą pabaigė ir va ta, tėvukas sako, jeigu nori į kažį žaisti, gali į kažį žaisti. Mes turim su tavim pažįstamų Kašiorų iš Žalgirio, iš dar kažkur. Ta prasme, jie gali patvirtinti, kad didelė dalis krepšininkų, nėra tikrai
tikrai žmonės, kurie gali nustatyti, ar buvo sufeikintas lunar landingas ar ne. Užtenka pažiūrėti jų, norėjau sakyti, repeticiją, treniruotę, kur mes va Šiauliuose, kai buvom ir matėm Šiaulių treniruotę, kur visišką molių mėtyt pradėjo bičią su rožiniam kojinėm atėjot. Nu tai žinai. Tai tokie. Rekomendacija, tai yra rubrika. Ar klojimas išlys iš savo kiauto, ar toliau bus serialas? Ne serialas, o tai bus filmas. O serialų labai daug rekomenduoju. Atsiprašau. Ne. Tiesiog, gerai, važiuojam. Nu, okay, cool. Tas smagia gaida. Parekomenduosiu filmą, kuris, manau, yra gana plačiai. Tai yra filmas, kuris galėtų sukelti emociją labai plačiai auditorijai ir kartu ir tokį, atsimeni, kažkada rekomendavau filmą The Mist. Kas yra? Aš kart galvoju, tu sakai, galėtų sukelti emociją plačiai auditorijai. Beverly Hills Ninja. It's called a porn. Ne, aš kalbu apie 2010 metų filmą Unthinkable. Nesu net girdėjęs ir nežiūrėsiu, nekiškit. Man tik rusiškas skins. Где логика, aš įsijungiu, pažiūriu. Potiomkin, Šuriko nuotykiai į briliantą. Ta Kašpirovskį pažiūriu. Kašpirovskį, kaip gydo laikrodžius. Tai yra Unthinkable 2010 metų filmas, kuriame vaidina Samuelas L. Jacksonas, Carrie Ann ir Michael Sheen, jeigu ką nors tai sako, nesvarbu. Esmė tokia. FTB agentai suėma bičą, kuris yra užminavęs. Man tiesiog juokinga viskas dabar. Okay, cool. Ir priema, žodžiu, bičą sugauna, kuris yra užminavęs miestą brandoliniais. Prieš istoriją yra, kaip jisai gavo tas brandolinius ginklus, ar tiesiog... Jis yra kariškis, kuris pasigamino bombų ir jas per daug metų sudėlioja skirtingose miesto vietose. Jis tipo yra treniruotas bomb squad'e. Bičas. O miestas Indijoje, nes netikrina nieks, tipo... Ne, jis... Kanalizacijos neprastumė to, žinai. New Yorkas. Tipo, bičas prisinomavo properčių. Aš nežinau, aš tikrai gal ir manoma ten surasti skilių. Gerai, karo veteranai dažniausiai neturi babkių. Žodžiu, bičas turėjo, jis yra finansuojamas kažkokios teroristinės grupuotės, jis yra teroristas, tam noriu pasakyti. Tai va, ir bičas, kuris tampa teroristu, tam, kad kažką įrodyti, nesvarbu ką, pažiūrėsit filmą, paslepia vieną užtaisą, kuris susprogsta, tada jis yra suėmamas ir iš jo niekaip negali išgauti informacijos, kur yra likusios bombos, nes jos sunaikins milžinišką kiekį žmonių ir yra pakviečiamas Samuelas L. Jacksonas, bičas, kuris keikiasi, kuris yra garsus savo keiksmažodžiais filmuose, o šiame filme jis yra paskirtas, jis ir Guantaname atseit buvo, ir kitur jis yra kankintojas. Interrogator. Taip, žodžiu, ir jisai vis toliau ir toliau su to biču eina ir jie visą laiką kalbasi, tas bičas vis nesutinka ir jisai kalba, kodėl jis tai daro, apie ideologijas, o jį vis labiau ir labiau kankina ir kiek valstybė yra pasiruošusi nueiti su žmogaus gyvybę tam, kad išgauti iš jo bombas. Aš nemačiau šitą filmą, bet atsimenu, kad man buvo kraupu, dabar aš atsimenu, kur aš esu matęs šitą filmą, tai šalia manęs, kuris buvo bičas traukinį, žiūrėjo šitą filmą ir man tą vieną akis laik nueina, kas tenais vyksta, okei. Taip. Ir filmas tikrai yra sunkus emociškai, tai nėra, kad susėsit su popkorniukais. Čia nėra tas, kur pas jūs ateina filmų pažiūrėti ir tipo, kai bičiui trauks dantį, tai jūs tipo, hei, mažulė, dažnai neįkiši ranks. Tai siūlau tiesiog pažiūrėti jį labiau tokiu kitokiu momentu gyvenimo. Tai 2010 metų filmas Unthinkable, IMDb galite susirasti labai nesudėtingai, o taip pat, žinoma, mes įmesime ir mūsų Discord'e, kurio nuorodą galite gauti atėję į mūsų Facebook'o paskyrą, parašė Vaidas ir Klajumas ir mums parašė žinutę. Taip, ir labai bus šventinis filmas jums. Gerai, šokam į antrą laidos valandą ir ką mes turime? Tu jau kalbėjai apie Japoniją daug ir tu daug apie ją kalbėjai. Nes tenais yra neišsemiamas dalykas, ta prasme keistanybių. Ant tų žodžių Japonijoje. Atsiprašau. Vaistai nuo kosulio, kosulin, painfluencinsim. Žodžiu, Japonijoje pradėta pardavinėti vištieną, ta fried chicken, kuri yra moterų plaukų skonio. Čia real stuff? Jo. Moterų plaukų skonio. Taip. Girls hair chicken. Kurių plaukų?
Girls, tai čia ne woman hair chicken. O yra skirtumas? Tu tipo mamai esi įkandęs į peruką ir po to draugė ir sakęs... Ne, tas prasme. That's different. Čia yra creepy, bet jeigu tu pasakai ne moterų, o mergaičių, tai yra another layer of creepy. Jau Napoleono tortas gaunas šiek creepiškumą. Sluoksniuota labai. Girl Japonijoje yra labai lankstus terminas, nes... Tailandė irgi. Liberal term. Tai kodėl aš taip sakau, nes Japonijoje legalus amžius, nuo kada gali užsiminėti lytiškai, yra 13 metų. Norėjau sakai 12. Būčiau pasimavęs, žinai. A, ne? Matai? Nu, tipo, jeigu... O su 13 metų tai jau normaliai. Jeigu protmuši klausimas būtų, tai būčiau negavęs taškų. Japonijai, kol mergaitė pasisadinės ant kelio. Tai va, ir girl, tai ten gali būti ir 18, aš neįsivaizduoju, kiek, bet grįžkim prie svarbesnės dalies, kad plaukų skonio. Iš viso, koks turi būti plaukų skonis? Tai va, skambinsim ekspertai dabar. Jo, reikia kaip Simonai Roriui skambinti dabar kokiam čuvakui, kuris yra plaukų valgęs. Aš jaučiu, mum yra ne vienas skambinęs iš tų žmonių. Esi kada nors traukęs iš tos iš kriauklės plaukų? O, yeah. Tik vis laik ieškai tokio dalyko, su kuo traukt, kad nebenaudotum jo gyvenime. Pavyzdžiui, kaip veikia šitą šakutę? Su šakutė traukia? O tai nėra, kad tu kažkokį ten šniurką turi įmesti į vidų. Šniurką? Nes aš mačiau, Hebra visokius dalykus daro, tai vienas buvo, paėmė chamutą, padarė gale kilpą, ir tada įkirpo su žirklėm daug tokių šiek tiek griuvelių, kad tokie kabliukai susidarytų. Čik. Įkišo chamutą į vidus, viską sukabino ir tokį ungurį ištraukė. Bet čia vienas iš tų dalykų, kurie žiauri šlykštus, bet tipo smagu žiūrėti. Ai, kaip traukia kažką. Arba spaudžia kažką. Gerai, žiūrėk, ką keisčiausiai gyvenime esi valgęs. Ne moters plaukų vištą, bet... Esi kažką keisto žiauri valgęs. Nes aš atsimenu, aš kai Turkijoje buvau antrą kartą, man atrodo, ir man ten local tour buvo, tipo, su pažįstama buvome, ir aš valgau, sakau, žiauri, čia viskas skanu, kas čia yra? Suvalgy pirmais, va, ir tiesiog numeti, tai pasirodo ten kažkokiu avies žarnų nevalytų, kur žolė šerta buvo kebabas ar ne kebabas, kažkas tokio buvo. Nu, tai čia kaip hagis, kaip vėdarai visokie. Hagis nėra... Hagis yra avies skrandis, pripiltas jos... Man hagis tai yra... Ai, ne, ten haribo. Hagis šiaip yra sauskelnes. Bagis. Ne, hagis... Škotiškas hagis yra avies skrandis pripiltas jos organų sumaltų, kas yra skanus dalykas, esu ragavęs. O esi kažką keista ar ne? Tai esu valgęs hagį, esu valgęs... Tai jeigu čia tau nekeista, tai... Nes, pavyzdžiui, aš norėčiau paragauti vabzdžių, man įdomus visai būtų skonis. Tai aš turiu tarakonų namie, kaip tik pas man čipsų pakelis mėtus, tai galėtų. Aš sužinojau, kad tarakonų pas tave namie gali atsirasti, jeigu pas tave name arba virš tavęs arba po tavim, jeigu tu švariai gyvena alkoholikai. Nes Hebra, jeigu smirda, pas juos visą laiką limpa grindis nuo pivasiko, tai tarakonai yra žiauriai alkoholikai. Jos traukia cukrus ir jos traukia va tokie išpilti visokie alkoholiniai gėrimai, smarvė visą tą ir jie tipo proskylės pravaikščiot. Ir esu gyvenęs namuose, kur mes tu šveisk nešveitis, daryk tu ką tu nori, kimždavom, purkždavom, ką tik tai nori, pa mumis gyvena alkoholikai ir tu tiesiog gali lentą atidaryti ir ir dražė išbyra tokie, kur tu vienas Madagaskarinis išbėga ir dar 6 ant savęs nešas ir tu... Esi laikęs ant rankos tą Madagaskarinį? Ne, seniai, aš nieko nebebijau, absoliučiai. Man nieko šlikštaus nebėra, aš esu su peiliu tarakonom galvas pjaustis, tai patikėk. Tai nėra man sudėtinga tikrai. Ok, o kokią kainą tas vištas? Jeigu palengvinti temą, patruputį grįžus. Nežinai, nerašo. Ar čia yra kažkoks, nežinau. Afridara. Jeigu čia yra marketinginis triukas, kur tipo pritrauk žmonių, tai gal ir cool. Koks marketinginis triukas? Koks yra marketinginis triukas? Hei, plaukų skonio šitas. Nu gal čia tipo toksai kaip Hario Poterio tie saldainiai būna tipo bezdalų skonio. Nu, čia ne tas, nes supranti, plaukų skonis sunku išgauti. Kas pakomplementuotų moters plaukų skonį dabar? Gal kokią daržovę, kokią salotą galėtum priderinti? Neįsivaizduoju. Nerašo, ne kainas? Na, tai susirasim, susiguglinsim tą. Jo, tikrai, jeigu mums bus svarbu šitas dalykas, tai tikrai surasit. Yra Sora News 24, galite susirasti šitą dalyką, pasiskaityti apie daugiau. Ir, atrodo va taip.
šitas dalykas. Ir man atrodo, kad ten iš tikrųjų yra plaukų. O čia kurioje vietoje vištiena, kurioje kas? Vištiena yra tie gabaliukai. Ai. Su jūros dumbliu. Jeigu aš neklystu, čia gali būti ir plaukai. Gerai, I'm done. Supratau. Gerai, netikrų naujienų paneigimas. Atrodo, šiais laikais, kai yra Photoshopas, jau žmonės būtų išlavinę akį suvokti, ar jie žiūri į ant česnapį degančią uodegą amžinai, ar taip iš tikrųjų gali būti ar ne. Bet pasirodo, žmonės vis dar tikė ir šitus dalykus mato. Ir buvo papostinta fotkė apie keturinukų kaukolę suaugusią. Tipo, Siamo keturinukai. Kai dobilas, ne? Keturlapis. Ne, toks labiau batonas su akim. Jeigu norėjau sakyti, choose your words wisely, my friend. Toks, bet tai nėra tikras, bet kuriuo atveju. Aš viso nesupratau, kaip žmonės nemato, kur dar kreivai su photoshopinta matosi blendai uždėti visokiausi dalykai. Ir, tipo... Žmonės vis tiek, pamato. Tai žodžiu įdėta tokia fotka, kur tenais pagastin žmonėm ir ta $1 like $1, ne? Taip, $1 like $1 prayer, $1 ir iš karto mes paaukosim šitam Siamo dvynį, tai kad jūs jau jo kaukolę turit, kaip jūs galite mūkoti. Čia, žiūrėjau, yra dvynys, trinys, keturnainys, gal keturnainys. Tai žinau. Kiek tu vaikų turės? Kiek aš vaikų turėsiu? 3 bent jau. 3 bent jau? Jo. Kaip suprast 3 bent jau? Man šeima didelė turi. It's called a vagina, it's not a clown car. Žinai tą posakį? Ar tai jo... Futbolo komanda. Virvę traukia. Supratau. Tai nestovėk arti orkaitės, geras sperm countą turėk. Man atrodo, I got that covered. Kaip tik naujienų turi Slovika. Kaip tik naujienų turiu klajumai. Ne, bet, pavyzdžiui, rimtai, jeigu apie šeimą, tai man atrodo fainiai daug vaikų kai laks. Gal, nežinau. Nes, tipo, ar 1 ar 3 bus, tu vis tiek nemiegosi ir panašiai. Bet jeigu 3 bus, tai jie vieni su kitais užsims ir jiem užaug bus normaliau ir bus normalus žmogus, kuris nesikiši pažastę apelsiną, bet pasidalins su kitu žmogum. Man atrodo, kad geresnis žmonės užauga, kurie didesnėse šeimose. Nežinau, čia tu esi vaikų ugdymo ir pedagogikos specialistas. Bet aš sakau, man atrodo, kad kai daugiau yra, tarkim, 3 ar 4 vaikai šeimoje, tai jie normalesni žmonės išauga kaip visuomeniai. Gal. Mes buvom dviesi, tai... Tai tipo jau irgi yra, nes kažkom dalintis reikia, nes, pavyzdžiui, aš dar iki dabar jaučiu tie, kurie yra vienturčiai, tai pas juos biški kitoks mąstymas dar yra. Gal. Arba vienturčiai, arba Vilnius, 1 iš 2, nežinau, kuris dalykas čia imponuoja labiau. Nežinau, tai kaip reikia, o tau geriau yra triniai ar atskiri vaikai? Po kokius, tarkim, kiek būtų 8 metai, 6 ir 5. 8, 6 ir 5? Tak. Kodėl? Kodėl toks skirtumas? Tu jau šitą suplanavęs, kas yra super creepy. Jeigu tu turi penkliniam sąsiuvinį, kur tu turi savo končių su izolke prisiklijavęs, sudžiovintą, kur tu tipo scratch and sniff ir susirašys jau visą progresiją vaikų. Tiesiog man atrodo, kad čia yra geriausias laiko tarpas ir normaliausias. Nes tarkim pas mane, šeimoje, tai kad ir mūsų daug, bet tarp mūsų amžiaus skirtumas didelis yra. Kur mano brolis tai pensija išeis. Kur tu dar su pagaliu duobė kasi, o tavo brolis tu jau dėdė. Jo, matam ir esmė. Aš mokyklos nebaigęs jau dėdas, tai toksai, žinai. Na jo. O tai kodėl nedaryti iš karto atsikvepiam ligoninį ir varom po 2 mėnesių kitą? Pailsėt reik žmonėm, žinai. Teisingai. Tu geras treneris, žinai, tu iš karto į aikštelę duodi dar pailsėt, susigrupuoti, pasižiūrėti. Taip. Mainų kažkokių legionierių gal gausim. Per 2 metus nuspręsi, ar surogatinės nereikia, ar šitą susitvarko, ar nereiks stumt nuo laiptų. Žinai, tai va, toksai ir dalykas. Gerai, tai žodžiu, keturinukai galvom nesuaugę, viskas gerai, kažkur yra suaugę, bet šitas batonas su akim nebuvo gyvas. Tikiuosi, nebus. Ir... ką, ne, kažkokį šventinį žodį reikia gal žmonėm pasakyti. Mes nesam didelį žodžių sakytai, tai sakysim, kad pasibūkit su žmonėm, kuriais norit pabūti. Žinom, kad ir su mumis norit per kalėdas būti, bet dėja mes per kalėdas pas... savus gimdytus būsim. Aš sužinau vis iš skirtingų žmonių, skirtingų
panaudojimu mūsų laidos, kaip žmonės klauso, kokiom progom. Pavyzdžiui, vieni sako darbe klauso, jiem geriausias dalykas yra, nes išeina iki kokios ten 3 vėliausiai dienos mūsų ta laida. Nu ir jo, ofise sėdėdamas gali paklausyti. Ir tada tokį kaip podcastą, o pavyzdžiui, operator Ryčkė, su kurio dirbu, jisai sako, jis važinėja pastoviai Klaipėdą, tai sako, aš 4-5 laidas klausau važiuodamas ir man praeina labai greitai. Aš važiuoju į gimtinę ir man nereikia klausyti kažkokią kitą kancerogeno ir sako, aš tiesiog pasileidžiu per YouTube ir susišaudau. O kad mes galėtume daryti tokį dalyką, nevairuodami iki Klaipėdos. Aš negaliu klausyti savo laidą, aš įsijungiu 2 sekundės, aš negaliu savo balsą klausyti, man yra. Aš pasižiūriu, jeigu aš keliu kažkur, tai aš pasižiūriu, ar tos dienos, taip, ar tas dalykas šnekamas ir viskas. Yra du įrašai, kuriuos galiu klausyti, kai šnekėjom apie Šiaulių dienas ir dviratį, taip, ir kaip apie jūrų velnį šnekėjom. Tai 2 dalykai, kuriuos aš galiu klausyti kiek noriu. Ir dar apie Australijos ministro skreplį. Nu va, 3 dalykai ir vis. Tai ką, nežinau, gražių švenčių, susimatysim po švenčių ir skanių kučiukų, pornių kučiukų ir saugojtas močiutės klausimų ir iki visiems. Iki, čiau. Iki visiems. Iki, čiau.